rimtai pasikapojo, tik 5 taškais pralaimėjo vieniems iš lygos favoritų. Nu, čia dvikovos startas. Kėdainiuose Dešiūras Bujarnas, Beručka, Zeinas Watermanas, Radvilas Knyžys ir Tomašas Pavelka. Toks Neptūno penketukas, Beručkos metimas netaiklus. Labiau orientuoti į gynybinius veiksmus. Tai manau, kad irgi taupoma yra ir to pačio Žirardo kažkiek energija. Pusėjo pirmasis kėlinys čia Janavičius, jo priežiūrą perėmė Kozys. Kozys grįžta dabar prie Watermano, atsikeičia gynyboje gerai Kėdainiai. Lieka 4 sekundės, Dešiūras Buj į kampą Beručkai, šis arčiau krepšio ir pelno taškus viena ranka. Labai elegantišką metimą. Vėlgi, puikiai... Elegantiškas žmogus pats. Taip, puikiai pažįsta kampą. Ir įdomus faktas, kad tikrai komandos puikiai žino, kad Amitas yra tas pagrindinis variklis. Čia labai gerai nuskaito situaciją Dešiūras Buj ir įsirašo savo rezultatyvų perdamą. Agrobanis, lieka 3 sekundės, Girdžiūnas, Buj. Oi. Su atakos pabaigos sirena praktiškai čia Buj lengvi taškai iš po krepšio. Čia Žygimantas Janavičius grąžina kamuolį iš už galinės linijos. Matas Vaitkus prižiūri Dešiūrą Buj. Viena ranka, Buj pelno taškus. Šioks toks nesusikalbėjimas įvyko gynyboje, per didelį atstumą laikė ir Nevėžiopti, bet didelis žmogus. Agravanio dabar jau geras epizodas gynyboje, čia nesportinė pražanga. Bet čia ir Matas Vaitkus, taip pat daugelis trenerių sakydavo, tu negali keisti savo klaidos dar didesnė klaida. Tai ir matėme, kad kažkiek tikrai netikslus perdavimas, bet iš to tokio didelio noro kažką padaryti, padarai dar blogesnį dalyką. Ir iškart sodinamas ant suolo Matas Vaitkus. Dešiūras Buj realizuoja baudų metimus. Kažkiek tikrai neparankus, kad ir esi greitesnis, bet tas dydis daro savo. Girdžiūnas iš kampo smeigia, tritaškių įsimėto Klaipėdos Neptūnas. Tai nėra, kad viską daro blogai, tiesiog kartais iš to per didelio noro prasižengimą yra per daug. Dešiūras Buj, vėl surastas kampe Girdžiūnas, gauna dar vieną praktiškai identišką progą. Kaip per 30 konkursą. Dešiūras Buj, dar 2 Neptūno taškai. Paskutinę minutę tiksi antrajame ketvirtyje. Žirardo atsakymas gan laisvo metimą čia išsimetė Žirardas. Tikrai jau su 12 taškų. Būtent nuo suolo pakilęs jau spėjo surinkti 12 taškų ir žaidžia vėl solidžias savo rungtynes. Bujam. Ieško čia Pavelkos, Žirardas arti buvo perimto kamuolio, bet pasiekė jis. Bet čia labai pasinaudojo Nevėžis ir tą tokią suirutę Neptūno stoliuko sugebėjo sugrįžti į 3 taškų skirtumą. Taip. Dešiūras Buj čia kėlinį uždaro visgi taškais. Klaipėdiečiai 44-49. Turėjo ir 7-8 pranašumą Klaipėdos Neptūnas, bet kaip ir sakėjai, kėdainiečiai visai neblogai. Metimų tu reiškia 4 pataikai, tai čia tikrai geras procentas, kai tu meti kiekvienas rungtynės tiek metimų. Buj čia turėjo erdvės, Dešiūras Buj vėlavo, kėdainiečiai prie jo ir už tai baudžia varžovus Neptūno lyderis. Nesakau, kad gerai skirsto kamuolius, gerai mato aikštę, bet būdamas tokio žemo ūgio, pas jį yra tikrai tas sunkesnis perdavimo kelias, daug trumpesnis, daug žemiau stovi, kaip sakant. Būtent ir manau, kad Gediminas Petrauskas turėtų šiek tiek atkreipti dėmesį ir kol yra Tomašas Pavelka aikštelėje, pabandyti atakuoti. Žinome, kad tikrai nespės tą vadinamą step-outą. Tai ką ir gavo dabar, visiškai laisvą metimą Žirardas. Dešiūras Buj bando atsakyti tritaškių, įsisuka kamuolys į krepšį. Artėja prie pabaigos, bet veiksmų šiandien dar turėsim, bet LKL
nuo 19 valandos Utenoje. Uniklubet Juventus ir Šiauliai Kazino Admiral susikaus. Žydrūno Urbano sugrįžimas į Uteną. Kęstučio Kemzūros debiutas vėl su Juves komanda. O čia Dešiūras Bui nutraukė tylą 7-0 atkarpą laimėtą Nevėžio savo taikliu tritaškių metimu. Savalaikė pagalba ir atrodo visiškai išskaitė situaciją Amitas Sebo, bet dar geriau nuskaitė situaciją ir Zeinas Watermanas. Antroji pusė geriau atrodo Watermanas, lyginant su pirmais dviem kėliniais. Galbūt kažkokias streso gal. Oi, Dešiūras Bui, 2 jo tritaškiai. Pailiui vėl didesnis Neptūno atotrūkis. Ir čia dar viena pertraukėlė Kėdainiuose. 110 laimėjo, bet tai irgi pareikalavo tikrai nemažai jėgų. Tiesa, kol kas atrodo, kad tų jėgų neturėtų trūkti Neptūnui. Aktyvi Vovoro rotacija. Ir čia spręs paskutiniam sekundėm Dešiūras Bui, kuris šiandien tikrai žaidžia solidžias rungtynes ir pelno dar 2 taškus su pražanga ir demonstruoja savo raumenukus. Gerai, kai turi ką pademonstruoti. Labai solidus Dešiūras Bui. Po geros Nevėžio OptiBet atkarpos atėjo Dešiūro Bui. Atkarpa, 2 jo tritaškiai ir dabar tritaškiai su pražanga. Vėl dviženklis Neptūno pranašumas, didžiausias kol kas Neptūno pranašumas šiose rungtynėse. Ir dar vieną taškelį gali pridėti. Bui. Taip, ir jau yra surinkęs net 24-25 taškus. 6 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Dar viena pergalė šiame BCF LKL sezone ir toliau lieka tarp pirmaujančių komandų. Uostamiesčio ekipa. Kravanis čia dar išsimeta paskutinį savo metimą. Ko gero, bet BCF LKL 83-74 triumfuoja Neptūnas, įsirašo savo 6. pergalę, bet kaip ir kalbėjom vėl, Nevėžio OptiBet tikrai galima atrasti tų gražių žodžių už tą duotą kovą iki pat pabaigos. Dešiūr 25 points, 44 efficiency points, one of the best performances in the league this season. What can you say about this game tonight and your performance? Today, I think I had it going on, but credit to my teammates and my coaches, man. I think defensively we was great today. We buckled down and we got a win against a great team. You know, they got some good offensive players, so we knew we had to come in here with the defensive mentality. Did coach say that true, that you will have one more extra day off if you win this game? That's news to me. But we have a couple of days off, which would be nice. So. Okay, thank you and good luck in the future. Toks Dešiūro Bui komentaras, sakė, kad buvo puikus klaipėdiečiai gynyboje, žinojo, atvykdami į šias rungtynes, kad būtent ir turi su to gynybiniu nusiteikimu atvažiuoja, sakė, pasiekėm pergalę prieš gerą komandą, kalbėjo ir Vovaras apie tą papildomą laisvą dieną, tai irgi Šarai turbūt motyvacija papildoma žaidėjams.